Tai yra Baltijos kelias. Manifestacija, kurios dar nematė pasaulis, bet pamatė visi televizijos ekranuose. Štai tos 3 tautos, 3 aukos sąmokslo. Ir jos reikalauja laisvės. Ir jos turi tokią potenciją. Padaryti tokią, reiškia, per 700 km manifestaciją. Jos turi ir, matyt, organizuotumą ir politinę jėgą, tą, kuri siekia laisvės, kuri ne taip piketuką kokį nors gali surengti. Bet prašau, kokia yra jėga ir kokia parama tautų. Baltijos kelias ir paliudėjo, kad jo šito krašto mūsų laukia visai kita ateitis. Tai didžiausia sėkmė. Netgi daugiau negu visa kita, aš sakyčiau, man kiti, netgi kovo 11 nėra tiek svarbi, kiek Baltijos kelias, nes tai yra vaisius Baltijos kelio. Tai fiziškai, kad pasitikrintų save tauta, nemanau, daugiau tokių istorinių šansų mes neturėsim. Vienintelis. Pačios tautos gyvenime tai buvo neįsivaizduojamas bendrumo pademonstravimas, jai pačiai neįsivaizduojamas. Ir visi po šiai dienai atsimena kaip sapną, kuris buvo susapnuotas nemiegant.